Sveiki audio aparatūros žiūrovai, YouTube kanalo prenumeratoriai. Štai mes vėl dabar kalbamės apie audio parodą Varšuvoje. Pradžioje noriu padėkoti Facebook kanalo sekėjams ir tie, kurie prisidėjo prie šitos kelionės įgyvendinimo. Tai labai ačiū už tai, kad paremėte mūsų audio aparatūros komandą ir turėjome galimybę pamatyti ir perduoti daugybę naujienų, istorijų iš šito puikaus renginio. Visi kartu susirinkome, kartu keliavome į Varšuvą vienu automobiliu, kad būtų smagiau, kad galėtume aptarti savo siekiamus tikslus, ką norime pamatyti, ką norime papasakoti, ir nusprendėme, kad pradėsime nuo Radisson SAS viešbučio apžiūros, todėl kad ten buvo įsikūrę ir rodė savo ekspozicijas lietuvių komandos, kurie atstovauja savo kompanijas lietuviškos audio aparatūros. Galingas renginys. Iš pradžių su tokiu įsijaudinimu bėgi per tos kambarius, klausaisi, o paskui šiek tiek galva atbunka, nes tiek patirta įspūdžių, tiek išklausyta muzikos yra tikrai sudėtinga. Iš pradžių galvojau, kad valdo stiprintuvai, pagrindas yra lempiniai stiprintuvai visur, nes būtent Radisson SAS Blue buvo lempinių stiprintuvų. Tokia kaip era, atgimimas, jau galvojau, kad A klasės tranzistoriniai stiprintuvai eina į antrą planą, dėja ne, kaip vėliau įsitikinau, vis tiek išlieka tokios tendencijos, kad A klasė yra A klasė, kuri valdo visas kitas klases. Varšuvos centrinėme sporto aikštyne supratau, kad tranzistoriai tikrai nepasiduoda, išlieka savo vertėje, savo gali. Man tai džiugu, todėl kad aš galiu prisipažinti, esu tranzistorinių stiprintuvų fanas. Ko aš tikėjausi šitos parodos pamatyti, išgirsti tikrai super kietų D klasės stiprintuvų. Išgirdau tokių, bet kad jie galėtų prilygti prie AB ar A rimtos klasės, dėja stebuklo neįvyko. Papasakosiu iš karto video rodydamas, kurie audio aparatūros man labai patiko, kurie nelabai patiko, pasakysiu kodėl. Įdomus buvo pastebėjimas mūsų audio aparatūros komandos, kad kai kurios komandos savo pristatydamos kompanijas tikrai pasistengė įrengti audio perklausų kambarius, pastatė akustinės paneles ir tai tikrai pasijuto garsui, perklausai, kokybei, o kurie buvo neparuošę kambarių, iš karto garso kokybės perklausos nukrito. Didžiulis minusas. Dar vienas dalykas, į kurį atkreipsiu, bent savo dėjau tokius pliusus. Jeigu kompanija su vienu integruotu stiprintuvu galėjo konkuruoti su monoblokais, kaip pastatomas vienas pagrindinis valdomas, du monoblokai ir skamba integruotas tame pačiame lygiu, tai dėdavau savo mintise didžiulį riebų pliusą. Su pirmais žiūrovais ėjome į audio aparatūros renginį, su pirmąja banga. Einam į pirmą kambarį. Gold Note. Dizainas labai paprastas, bet stilingai atrodo nenusibostantis. Įdomus sprendimas, kai du aukštadažniai pasukti į klausytoją, netgi visi du, kiti garsiakalbiai šonuose. Nežinau, ar tai geras sprendimas, bet reikia paklausyti, kad susidaryti įspūdį, nedaryti priešlaikinių. Tik įėjus į audio aparatūros parodą, būna kartais galima labai susimaišyti, nes kai kurie pavadinimai yra labai panašus su kitų audio gamintojų pavadinimais. Ir
ir laidynai. Laidai, laideliai. Nesu daug eksperimentavęs su laidais, bet čia tikrai, kas mėgstate fetišą, gražiai atrodantis laidai, tikėtina neblogai skambantis, ką galime pasakyti apie. Pavyzdžiui, ir įėjus į vieną iš pirmųjų puslapių buvo Gold Note. Iškart pagalvojau, kad tai yra audio note, bet tai buvo visai kitas gamintojas, pristatė savo gaminius, įvairius laidus, laidai, kaip ir visada, visokiausio grožio storio, tai aš pasimetęs, bet Gold Note buvo puikių lempinių stiprintuvų, tai toks pirmas feilas, kad gali greitai susimaišyti su gamintoju. Šitas kolonėlės dar prisimenu iš Audio Government Vilniaus parodos, tikrai suskambėjo puikiai, padarė didžiulį įspūdį. Klasikinis dizainas, jokių įmantrybių, bet čia gerai skambančios kolonėlės. Noriu pagirti kaimynus Lenkus, tikrai turi daugybę nebrangių, super gerų, gerai skambančių, nelabai žinomų audio aparatūrų, kuriuos jie pristatė, pailonus, garso sistemas, tai daugybė, turbūt kas girdėjote, ypač kas lankėtės parodose, bet bus ir tokių, kurie stiprintuvai Tektron, esu sužavėtas, tai tikrai ir kitų, kurių dabar greitai nepamenu paminėti, bet žiūrėdami video aš juos komentuosiu ir prisiminsime, aptarsime. Tikrai Lenkai su audio aparatūro labai pažengė, tiesiog masiškumu, įvairovė, šaunuoliai Lenkai. Lietuviai tikrai turėjo nuostabių audio aparatūros, kiekvienam pagal savo skonį. Vienos aparatūros man labiau patiko, vienų kompanijų lietuvių, mano draugam patiko kitos kompanijos labiau, tikrai nebuvo kažkokie outsideriai, puikus buvo kambariai, šaunuoliai lietuviai. Nesupykite, jeigu išgirsite iš mano lūpų kai kurią kritiką, tai yra mano asmeninė nuomonė, todėl kad vieni deda vieniem dalykam prioritus, kiti kitiem. Man labiau patiko stiprintuvai su tranzistoriais, nes jie tokie turi daugiau drivo, arba man labiau patinka lempiniai su push-pull. Single-endas dėja ne mano klausomai muzikai ir supratau, kuo žavisi single-endo mylėtojai, polifoninės muzikos mylėtojai. Nocami gwiazdy spoglądam i myślę z lękiem, że jutro może odejdzie. Zapomnisz mnie, lecz wiem, co zrobię, zaśpiewam tobie piosenkę i już mam spokój i już nie lękam się, bo nie zapomnisz mnie. Gdy moją piosenkę spamiętasz, w melodii jest siła zaklęta i czar, i moc, a choć zapomnisz mnie. Apie Pylon Audio. Vienas buvo toks išskirtinumas, kad Radisson Blu kambarių jie turėjo šalia du ir įsirengė identiškas vienodas audio sistemas. Viena audio sistema buvo su paruoštomis sienomis, akustinėmis panelėmis, kita visiškai plika, neparuošta, bet identiški grojo trekai, identiški streameriai, identiška viskas. Ir buvo nuostabiai juntamas skirtumas, kai skamba audio sistema neparuoštame kambaryje ir paruoštame. Skirtumas
kosminis. Pavyzdys. Pavyzdys gerojo kambario, kaip yra puikiai teisingai sudaryta, sutvarkyta akustika, kai nedidukės kolonėlės gali groti puikiai su pagalba akustinių senelių. Groja vietinis gamintojas, lenkų gamintojas Pylon, nieko įmantraus, bet kokis stebuklas sudaro šitos akustinės senelės. Dar paklausiu, ar tikrai nėra kur nors užkišto basavyko, bet žemo dažnio šitam kambarėlėje tikrai netrūksta. Ką tik pristatytojų paklausė, tai taip, visiškai aš buvau teisus. Dabar nueisime į kitą grojantį kambarį, kur lygiai ta pati sistema kitame kambaryje tokio pat tūrio, bet jau be šitų senelių ir paklausysime, kaip jos ten skamba. Einame į kitą kambarį. Ir dabar einame šitą kambarį, groja lygiai tas pati audio sistema, lygiai tas pats, bet jau dinaminio diapazono nieko mes čia negirdime, nei žemo dažnio, nieko. Tai va, draugai, akustinis paruošimas kambariui yra labai svarbu. Žiūrėkit, chebra, stabdau šitą video, nes medžiagos turiu nesveikai daug, bet per vieną ilgą video turbūt jums nepatiks visko žiūrėti iš karto. Tai susitikime kitą kartą, kitą dieną, kad galėčiau vis jumis nustebinti video, kad galėtumėte su telefonu rankose papramogauti iki kitų kartų ir dėkoju rėmėjams, kurie paremė audio aparatūros kanalą, kad dabar jūs galėtumėte vis stebėti naujų video, įdomesnių video iš audiofilijos, audio aparatūros pasaulio. Iki, chebra.